Taigi sveiki, su jumis aš Jonas ir šiandien aš filmuoju Clash Royale ir gan daug bus šitų openingų, tų čestų visokių bus. Tai gerai, tai aišku šiandien ir žaisim prieš kitus. Na gerai, tai pradėkim free chestus atidaryti ir gal gausim kokį epic dalyką. Ir štai Tesla tokio neturėjau, gan gera korta. Nu ir dar vieną atidarykim. Ir vėl Tesla. Na, nežinau, ką įdarom. Pažiūrėsim. Tada atidarykim silver chestą. Nieko gero. Ir crown chestą. Ir... Na, neblogas, tikrai. Ai, čia buvo princas. Epic card. Gerai. Tai jau mes jį turim. Seniai jau iš tikrųjų turėjom. Na ir atidarykime Giant chestą. Goldą daug. Inferno Toweris. Yes. Bomb Toweris. Tesla. Ir viskas. Nu gerai. Šiaip geros kortos. Turim jau daugiau vis kortų. Tai štai mūsų ir mes kol kas dar nieko kaip ir nesikerinsim. Ne. Na gerai, tai galime eiti pulti pirmą priešą. Kaip matot, ketvirtoje arenai. Na gerai, tai plaukim iki barbarianų, gal čia kažkur prasidėsiu. Ir, muskieterė ir Witch. Witch, kodėlgi ne? Ne, gal čia, nes aš čia nepulsiu. Na, tada čia mini peka. Ir princą dar. Ir dabar jau turėtume daug nuimti damage'o jo towerį. Ir štai, jei gaila, jie padėjo šitus dalykus, na, bet jie mums nelabai ir pakenkė. Įleiskime ir barbarianus. Ir turėtume susitvarkyti su šių pirmų priešų. Taip ir pavyko laimėti prieš pirmą mūsų priešą ir gavome 31 trofėjų, silver chestą ir 11 coinsų. Na, manau, yra gerai. Tada dar gavom 3 karūnas. Pažiūrim į šitą. O, geras. Gal peką reiks nusipirkti. Bet gal vėliau. Žiūrėsim, gal kokie atnaujinimai bus ir gal jais pasinaudosim. Na, žiūrėsim kaip. Einam antrą mačą ir palaukim, kol bus 9 eleksyro. Ir galėsim išleisti mini peką su princu. O, ne kas. Nagi reikia tų skeletonų apsisaugot, kad įleisiu Valkyrie. Ir Valkyrie su vienu smūgiu įveikė viską. Dabar jau šitą reikia pabandyti įveikti. Tikėkimės, mums pavyks su Valkyrie įveikti taip. Na, čia mini peka, kuris sukau, čia reikia ginti, kad mūsų mini peka, kad jų mini peka nelabai ką padarytų ir mes įleidžiam barbarianą. Kodėlgi ne? Ir mini peka. Galime įleisti iš tikrųjų. Gaila, kad į skeletonus leidžia ir čia jau jie lengvai su mumis susidoroju. Gal leiskim čia fireballą ir kad nuimkime visus jo puolėjus. Na gerai, dabar leiskime musketerę, su kuria skeletonai susidorojo, bet skeletonai mūsų įveikė. Vieną towerį ir dar šitas eikit savo. Na, čia jau nelabai juokinga iš tikrųjų. Prašau, susidorok su šituo bomb skeletonu kažkokiu, dar ir mini peka. Ar jūs juokaujat?
Na, įleiskim Giantą, gal jis kažką padarys ir laukime 4 eliksiro minipekai. Na, tikėkimės, kad bent kažką padarysim. Valkair dar. Ir ne čia numečiau šitą. Na, o, geras, daug nuėmėm. Dabar princai leiskim. Gerai, 1 prieš 1 jis kaunas. Tikėkimės, ai, čia jau savaime suprantama. Ir čia jau nežinau, Giantą gali leiskim, kad jį patrankytų. Mes minipekam mums reikia numušti jų šitą. Ir greičiau duokit bombą. Na, prašau. Eikit savo. Mes pralaimėjom. Na, antras mačas pralaimėtas. Nieko nepadarysi, nieko nepakeisi. Kaip gavos, taip gavos. Ir gal dabar vis tiek turime geresnių tokių puolėjų gan. Čia dabar tokie dalykai, tai nežinau net. Aha. Apsigreitinkime dabar visus šitus. Šitus apsigreitinkim. Tesla kažkokį. Nežinau, ką jis daro iš ties. Dar apsigreitinkim. Darysiu už kelių epizodų, pradėsiu daryti challenge'us. Tai laukit ir Tesla. Levelio pas mus. O bus ir 5 netgi bus. Na, tebūnie apgreitinkim šią Teslą. Gal tai yra geras dalykas. Tada minionus to didelį padarykim. Manau, jau gan visai neblogai yra. Tai galima eiti toliau kautis prieš kitus. Ir leiskime Barbarianą. Ne. Musketerį ir Barbarianą. Ne, musketerį ir virš gal geriau būtų įleisti. Jo. Ne, kas čia? Čia galim pralaimėti. Nors nesudarosim. O. Leiskim minipeką ir leiskim princą. Jie turėtų su vienu toweriu sudaroti, bet jei čia tai bus toliau, tai aš nežinau. Ne, jis nesudaros dar kol kas princas. Leiskim musketerę ir pažiūrėkim, kaip jinai sudaros. Ar jinai sudaros iš viso mini dragonų? O, įveikė. Nice. Na gerai, dabar. Čia jau truputėlį yra sunku. Dabar palaukim, gal. Nagi, musketerė nebūk tokia, kuri taip gerai kaunas. Ir leiskime dabar mūsų musketerę 4 levelio. Tikėkime, jį geriau pasirodys. Tada milžinai leiskim, nes čia, kai matot, nieko gero tai nebus.
Ne, čia jau biškiai liūdna, kaip matau yra. Nagi, prašau. Ne, čia jau sunkus, aišku, priešai 4 arenoje yra, jau nieko net nebepakeisim. Taip, pralaimėm ir šį raundą. Tai nežinau, biškį nusileidom netgi 2 kartus, tai netgi kažką kalbėti nelabai. Gerai. Nu gerai, mane atrodo, jo brolis pakvietė į mačą, tai galim prieš jį sužaisti. O. Man gerai būtų, kad tos skeletonus turėčiau, kai reiktų jie gana blogai stato. Oho. Nemažai man damage nuėmė. Leiskime musketerę 7 netgi levelio. Oho. Minipeka yra gudrius. Valkair. Nagi, įveikėme Minipeką ir įveikėme jo šitos žalius goblinus. Nagi. Va, Minipeką leidom, bet vat, kad jisai tokius gerus gan įleidžia žmogeliukus, tai sunku man dabar labai yra kažką su juo padaryti. Nervina mane tie skeletai, aš negaliu. Princas 4 levelio, na, kažką padarys. Ar jis kažką padarys? Aš abejoju. Dar goblinas vienas. Susidarojam. Jėzau. Nagi, prašau. Čia bus sunkus mačas. Na gerai. Sunku, iš tikrųjų prieš jį žais. Sunku net šios čia. Šiaip jis būtų nėra, bet manau. Tačiau mes kokius 4. Nu, 3 jo neverta, iš tikrųjų geriau jis žaisti 4-5 arenų, iš tikrųjų. Ne, nu jūs suprantat, kas čia vyksta. Princai, nu susidorok. O kaip nervina mane tas mėlynas. Kaip savo. Mirėm, viskas. Nu ką, kadangi pralaimėjom, tai pralaimėjom. O tai gerai, tai manau čia bus viskas. Tai su jumis buvo Jonas, nepamirškite pakomentuoti šio video apačioje, kas jums patiko, kas nelabai. Na ir susitiksime kitame video. Iki.